Čia neturėjo tai būti, bet ką padarys? Lipa. Šiandienos dienos planas, šiandienos rytojaus pradėti tvarkyti, ruošti žiemai štai šį gražuolį. Šimūno kaimo sodyba. Gal kaip nors įsikeverzosiu. Tai pasijungiau mikrofoną, dabar turėtumėt mane kažkiek aiškiau girdėti. Bet reikia skubėti, nes leliukas miega kol. Atvežiau jį man, o man jisai čia labai gerai pravers. Gitėnas ir vėl važiuoja į sodybą, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Ačiū labai. Labą dieną visiems. Yra antradienis, spalio 7 diena. Ir aš čia sodyboj, ne kokį penktadienį, ne šeštadienį, bet antradienį, kadangi oras puikus, plus 17 šiandien, tai visus papildomus darbus nukėliau kitom dienom, nes mačiau, kad lis, tai atlėkiau čia. Ir kadangi orai leidžia, tai nusprendžiau, kad reikia pradėti griauti tą nesąmonę prie namuko ir padaryti namukui gražesnį vaizdą pro langą. Nes iš namuko va štai toks vaizdas į šitą vietą. Į šitą nesąmonę. Tai reikia ją bandyti nusigriauti, bent jau pradėti griauti. Buvau rodęs praeitam video šitą pašiūrę kažkokią, medinę. Čia va kažkokie blokai paslėpti jau apaugę. O čia yra belekas šiukšlynas, tai mes šį pradėsiu tvarkyti. Čia už mane aukštesnis tas šiukšlynas, tai reikės pradėti jį tvarkyti. Nežinau kodėl, bet senose sodybose būdavo mada šiukšlės užkasinėti, belekur dėti, o dabar viską reikia srėpti. Čia kiek tų šiukšlių dar iškasiau iš tikrųjų. O čia tiesiog kalnas prikrautas 2 metrai. Jo. Žiūrėsim, kokį lobį atrasim. Jau čia man nepatinka. Ta vata. Reiks respiratorių dėtis. Čia kas per... Kas čia dabar? O, šį įsivėliu linoleumo kiek. O, sau. Tai pagaliai, gerai. O, kiek metalo aš čia turėsiu. Kažkokias staklės matau. Gal ir gerai, prisiduosim metalą. Galima bus kažką iš tų pinigėlių investuoti į sodybą. Nieko nebus, reikia medicininę kaukę koronos dėti, bent jau tiek. Ten stiklo vatos pilna, kepurę dar gal užsidėti. Biškį pasisaugot. Judam. Bulių maišai, gerai, kad aš jų neišmečiau, tai bent panaudosiu kažkam. Na štai darbuojasi kažkur apie pusvalandį gerą ir jau tokį sąvartyną turiu. Va, ir baseinas, ir kabeliai kokie. Kabeliai tai čia gerai, aliumas. Ir metalo turėsiu, visokiausi čia nežinau, balnai kažkokie rūbai. Užtat, va 26 laikraščių radau, 26 metų. Rinkos aikštė, čia kėdainietiškas turbūt. Laikraštis buvo ir dar radau jonavietišką Alio Jonovo 26 Alio Jonovo malda už vienybę. Tarkim, paskaitom vieną anekdotą iš tų laikų. Kalbasi blondinė su brunetė. Blondinė sako, žinai, kol tu dar po stalu,
su sauskelnėmis ropoj, aš jau į mokyklą jau brunetė. Na taip, o dabar mes klasiokės. Va tokie buvo bajeriai 26 ir telefonai. Tada. Tai čia mediena metu. Kas čia gero. Tai va, toks šiukšlynas toliau. Bet matau, aliumo matau bus. Kažkiek į kolekciją. Ten dar gabalas kažkoks metalo, ten. Bet va tas agregatas, tai jisai tai svers. Ir labai gerai. Įdomu, kas ten. Nu, bet su sekančiom dienom turėčiau daeiti iki to. Reikia eiti toliau tvarkyti. Padangų vaikų kolekcija, matau, bus dar. Labai smagu. Čia va kažkokie dalykai. Kas čia gal žinot? Nu, žodžiu. Reikia eiti, kol dar šviesu toliau šitą bardaką tvarkyti. Bačiokas koks senovinis. O, grėblys. Čia ir metalo bus kažkiek. Kirvukai, aliumijas. Gerai. Tokie radiniai tai gerai. Bet čia belekas šiaip. Vakarėja, o aš dar viskui čiuoščiu. Reikės sunešt gal kažkur jau šitą bardaką. Nes dar sulis naktį ar kažką, tai reikia rūšiuot man jį. Ir dar bus tęs čia ir metalo bus. Kabeliai visokiausi. Čia dar metalo. Nu kažkiek metalo turėsim, va šakės radau. Ant stogo metalo kažkokie. Einam į vidų pažiūrėt, kaip atrodo. Čia medienos, po biškį rūšiuoju medieną. O čia jau bent biškelį kažkiek matas, tenai sumežiau tos visus čiūžinius baisius. Bet jau darosi tamsu, jau reikia šitą visą tvarkytis ir atvažiuoti rytoj. Bele ką. Tai va, kažkiek aptvarkiau aš čia. Visokios, kurie maišai tiesiog ir šiukšlės tai palikau, lietaus nepraneša, ten metalai tie visokie irgi. Rūšiuosiu viską jau, kai iškraustysiu, tada rūšiuosiu vietoj. Tai šiandien jau vakaras, gal dar neatrodo tai, bet jau temsta. Nelabai aš jau ten ką matau. Reiks atvažiuoti kitą dieną, bet jau šito daikto griovimo pradžia padaryta. Chlamas visas eina lauk, rūšiuosis, vešis į aikštelės, kas į metalais. Galima griaut šitą baisuoklį bus. Ir žiūrėt, ką rasim dar tenai. Tai va, šiandien tiek. Susitiksim rytoj. Na štai atėjo trečiadienis, aš vėl čia. Šiandien atvažiavau su šeima. Jo, ir tu čia pamojok. Su šeima atvažiavus darbai. Biškelį lėčiau gal juda, bet juda. Einu, kol galiu krausti toliau viso bardako. Ir žiūrėkit, jau buvau pradėjęs, ką aš atradau. Blemba, pirštinį neusidėjau, bet kaip galima rasti kiaušinį, galit man paaiškinti? Niekaip nesupratau. Užsidėjau pirštinę, radau kiaušinį, bet nežinau, jis tikras ar ne, toks ganėtinai lengvas atrodo. Gali lukštas išbūt belie kiek laiko, bet iš kur jis čia atsirado? Pagal svorį tai toks, kai netikras atrodo. Net nežinau, ką su juo daryti. Padėsiu kur nors ir tegu būna. Kągi mes čia turim dar. O, koksai eksponatas. Bidonas koksai. Normaliai. Kašikas. Čia kas per daiktas.
Tai kažkoks va, gal kas nors žinot, kas čia. Štai tokia lempa. Na štai kažkur aš valandėlę jau čia rušiuoju tas šiukšlės. Žiūrim, ką turim viduj. O viduj turim jau gražiau. Jau aš galiu čia įeiti ir pradėsiu šitą gražumą, šitą visą gražumą rinkti. Reikia nevilkint laiko ruošti savaitgalių, viską susirinkti ir galėsim griauti šitą nesąmonę. Pagaliau aš viską iš ten išnešiau. Pasižiūrėkit, kas čia darosi. Atrodo, to apsuksiu kamerą. Va, koks savartynas. Atrodo, kaip tilpa į va šitą kamurkę, medinė kur. Kaip tiek tilpa visko. Bele ką. Tai va, žiūrėkit, ką radau, čia sakė, arkliam šitie. Gal kažkam reikia, nes man tai jaučiu nereiks. Bet gal kažkas kažkokį projektą ar į kolekciją. Bakeliai. Metalą prisirinkau. Galima bus seriją daryti, kai vežam metalą ir kiek surinksim ir eisim į sodybos tvarkymą. Ok, einam į vidų, čia mediena ir turim tvarkingą vidų. Visą chlamą išnešiau. Nu, aišku, liko va tas visas dalykas, jisai metalinis, geležinis, belė kiek sveria neina pajudinti, tai tikiuosi, kad šitas irgi atneš nemažai pinigėlio į sodybos tvarkymą. Reikia eiti man dabar visą šitą chlamą nešti ką į tvartą, kur kaupiu šiukšlės ir po biškį vežu, ką dar kažkur. Nu, žodžiu, čia susitvarkyti ir savaitgalį galėsime mes jau galėsim pradėti griauti šitą dalyką. Reikia oro gero, nu bent kad nelytų savaitgalį ir galima bus dirbti. Kiek tik yra laisvo laiko, reikia dirbti. Kol dukrelė leidžia mažoji, reikia dirbti. Aprinksiu bent jau šiandien viską, kas gali sudrėkti ir po lietaus čia būt lievai. Tai visus tokius bandysiu surinkti. Viskas. Šituos palieku, gal nieks nepavogs. Ir reikia eiti apsiprausti, apsivalyti ir važiuoti namo. O dabar jau savaitgalį planas. Nu tai čia savaitgalį atvažiuosiu šitos metalus, išsitampysiu. Ir pradėsim, nu žiūrėsim dar koks oras bus. Pradėsim šitą pašiūrę griaut. Anema. Griausim šitą. Jo? Nu. Gerai, iki savaitgalio turbūt, nes ryt po ryt. Šitas namas, tai daug šiukšlių, labai tamsu. Tai va. Gerai, žodžiu, susitiksim turbūt savaitgalį, nes ryt po ryt lievą orą praneša. Plius jau laiko nebeturėsiu, reiks kitus darbus darytis. Bet išpuolė tos 2 dienos belė kokios geros. Tai žodžiu, susitiksim savaitgalį.
Labą dieną, turime šeštadienį, atvažiavau į kaimuką ir, kaip ir minėjau, šiandien nepranešė lietaus, tai reikia bandyti pradėti griauti šitą, bet prieš tai reikia susitempti visus metalus, nerušiuosiu, bet susitempsiu į saugią vietą ir tada pradėsiu, bent jau bandysiu pradėti griauti štai šitą dalyką, tad nieko nelaukiam, einam rengtis. Oras dar toks ne kažką, bet svarbu nelyja, bet šiaip šlapia viskas. Tai antroji dienos pusė įrodė, kad saulė išlys. Tai tikiuosi taip ir bus. Ok, nevėlkinu laiko, einu dirbti, kol galiu. Nieko nelaukiam ir pradedam rinkti metalą. Čia kol rinkau metalą, kažką buvau ir kalbėjęs biškelį, čia sakiau, kas ten per diktai. Ir po to įrašinėjau, žiūriu, kad mikrofonas buvo namelį ant kitos liemenės paliktas. Vėl pradėjo lyt, bet gal darbam nesutrukdys. Dieną saulė turi šviest. O va čia kokių smagumų prilaidota yra. Betoniniai kažkokie va stulpai, nes stulpai kažkas čia buvo tokie. Ir jų čia visas kalnas, žodžiu. Tai net nežinau, ką daryti, ar pradėti griauti, ar juos nusiminėti. Bet realiai jaučiu pradėti reikia griauti. Vis tiek čia viską po to tvarkysiu. Ir šitos, ir tą vietą. Tai reikia jaučiu pradėti griauti, o po to bus matyti, kaip bus. Nes čia blemba, čia visko. Ir kelmų, ir šitų nesąmonių. O, visko čia yra. Galvoju, gal apsitvarkysiu čia, gal greitai pavyks. Tai nusėmiau visokius lengvesnius stulpelius ir žiūriu, kad čia belė kokie ilgyti betono gabalai rašiu, vienas be šansų. Ne, čia trūkį gausiu. O dar su nugaros problemom, tai nereik žaisti. Bus pagalbos, išsinešiu. Tai pradėsim šitą ardyti. Šitas namelis davė tokią naudą, kad buvo kur pasikabinti iešmus ir svarbiausia dalyka, tai praustuvą, legendinį praustuvą. Nu, bet mes jį persuksim ant čia kažkur ir viskas bus gerai. Lūpam baisų stogą. Asbestinį. Iš vidaus su ranka įėjęs taip. Ir jisai lengvai eina. Babam, stogo nebėra. Griauname toliau. Sveiki. O kokį daiktą turiu. Šitą daiktą istoriją gavau tiesiog, kai gyvenau Olandijoje, dovanų nuo lenkų. Nežinau, kame čia esmė buvo, bet po tiek metų pravertė.
čia durys kokios. Nu, ir nebedaug liko, čia viskas realiai nugriuvo. Dabar tokį bardaką reikės tvarkyti. Viskas. Pašiūrė nugriauta. Šios savaitės tikslas įveiktas. Bet dabar parodysiu, kiek čia tvarkytis man reikės. Nu, bet šiandien turėčiau susitvarkyti. Žiūrėkit. O čia koks eksponatas, kur sakiau, kad neina pajudinti. Čia kažkoks aparatas bus. Sverti jisai turėtų normaliai. Nu, žiūrim dabar, kaip atrodo iš šono, bet tai čia bardakėlis tai geras. Bet po biški viskas bus sutvarkyta. Tai taip atrodo iš šono. Namelis turės langą į kiemelį ir laukus. Ir mes neturėsim šitos baisios pašiūrės. O dabar turėsiu aš ką veikti, tvarkytis šitas lisas lentas. Bet prieš tai reikia dabar kavytės atsigerti, pailsėti. Ir tada vėl kipt į darbus. Nu va, prašau. Turime mes pagaliau šviesą pro šį langą. Turim iš namelio į sodelį vaizdą, nebe į tą pašiūrę. Šiltai saunamukė jau. Šildausi su pečiuku. Ir va, kavytės pasidariau. Sumuštinuką valgysiu savo pasidarytą. Gamtoj labai smagu. Skanu. Ir va, vaizdas pro langą pagaliau yra. Nu, šaunu. Skanios kavelės, gardžios dienelės. Na štai užvalgiau, atskėriau kavos ir ką mes turim. Turim vėl saulę, vėl gerą orą ir likusi bardaką, bet jau kažkiek apsitvarkiau. Liko čia dabar ardymo. Tai ardausi ir pabiški vežuosi visą medieną į vieną vietą. Išsiardžiau tas sienas nuvirtusias. Realiai visą šitą pašiūrę išardžiau. Kas liko, tai visas tas atraižas sugriebti. O toliau jau šiandienai ir šiai savaitei užteks turbūt. O štai kas slėpėsi visą laiką viduje. Pačiame gale tos pašiūrės. Tai kažkoks čia buvo matomai savadarbis. Kas čia galėtų būti kreizas, koks ką žinau. Galbūt kas suprasit, kas čia gali būti. Sunkus kaip velnias. Tai šitų pats jau nebeišrausiu. Pažiūrėkite blokai kokio dydžio storio ir kokio dydžio. Tai be šansų aš juos jau vienas išnešiu iš čia. Bet kažkada išnešiu. Tai galima bus pradėti šitą vietą gražinti ir darytis poilsio zoną. Na štai kaip atrodo nugriovus pašiūrę. Namukas pagaliau matosi iš kiemelio pusės, iš sodelio. Ką liks šitą bardaką apsitvarkyti, tą kreizą ar kas jisai ten bebūtų, išsinešti kažkada su pagalba. Tos blokus. Ir ateityje pasidaryti ant pavasario čia vietelę poilsiui. Tai staliukas, kėdutės, dar kažkas. Ir bus labai gerai čia ant pavėsio šitoj vietoj laikinai, kol kažkada bus prie namo terasa. Kimarint. Tai tikriausiai šitą seriją jau aš pabaigsiu, nes savo savaitės planą nugriausti tą visą pašiūrę pasiekti pavyko.
Tikrai didelis ačiū visiems, kurie stebite mano tuos video. Ačiū naujai prisijungusiems sekėjams YouTube'ai. Pasiekit mane ir Instagram'e, kam nesunku. Važiuosiu jau namo. Šeštadienio vakaras, reikia grįžti pas šeimą. Žmonai padėti. Sunku su lėliuku. Rytoj dukrai jau 2 mėnesiai bus sekmadienį. Tai va, išleisiu sekmadienį šitą video. Visiems gero ateinančio pirmadienio, geros savaitės. Jeigu pavyks prifilmuoti man kitą savaitę vėl medžiagos, nes dar konkretaus plano, ką darysiu kitą savaitę, nelabai turiu. Tai bandysiu vėl išleisti video. Tikrai didelis ačiū visiems, kad žiūrite. Aš einu, parodysiu dar jums kartą saulėlydis, koks pas mane vėl. Pas mane saulėlydis štai toks. Belė kaip gražu.